Nesupratau, kodėl telefonas nusprendė, kad man užtenka šiandien kalbėti. Aš jūs apgavau, kad daugiau nesivaidensiu. Antras eteris, antras dublis. Tik norėjau pasidžiaugti. Ten truputėlį apie savo emociją pasakiau, dabar tik noriu pasidžiaugti dovaną savo. Žiūrėkit. Žinot, į ką atkreipiau dėmesį. Čia yra parašyta rusiškai. Perliniai komandai, perliniai laimėtojų komandai. Šita dovana yra perliniai laimėtojų komandai. Ir lietuviškom raidėm, ne rusiškom. Prašta, Ramuniai nuo Svetlanos. Labai gražiu šriftu. Gal pavyksim įžiūrėti, nežinau, kaip čia šviečia, saulė nešviečia. Tai va, tai dar kartą noriu pasakyti. Pratęsti tai, ką tenai kalbėjau anam. Anoje tiesioginėje transliacijoje, kurią telefonas pats nusprendė nutraukti. Aš šitą turtą padėsiu, todėl kad jis yra labai sunkus. Tai va, kaip jau ir minėjau, kiekvieną vakarą dėkoju už drąsą, kurios reikėjo apsisprendžiant palikti socialinės garantijas. Mano darbas buvo nuostabus. Aš mylėjau tai, ką dariau. Aš myliu ir dabar. Aš myliu, visą gyvenimą mylėjau vaikus. Tai yra mano sritis. Aš kiekvieną galėčiau pagavus išbučiuoti. Bet tai, ką dabar aš turiu, tai yra žodžiais nenusakoma. Važiuoju vakar namo ir galvoju. Mažas miestelis, kuriame aš gyvenau, kuriame aš dirbau. Kas per tuos metus būtų pasikeitę mano gyvenime? 2 laidos, ko gero, būtų praėjusios pradinukų. Jų tėvai pasikeitė mano aplinkoj. Bet mažas miestelis, mes vieni kitus pažįstame. Kas, kad tie tėvai būtų pasikeitę, aš juos visus pažįstu. O kaip atrodo mano gyvenimas dabar? Kai aš pasiryžau tam, net nereikėjo man pagalvoti, kad liko gyventi 6 mėnesiai. Kai aš tam pasiryžau. Mane supa gausa pozityvių, energingų, drąsių, aktyvių, atkaklių, tikinčių gėrių, tikinčių laimę žmonių, kurie į mano gyvenimą be šitos kompanijos nebūtų atėję. Žmonės iš Vilniaus, Šalčininkų, Skuodo, iš visos Lietuvos, iš užsienio šalių. Jie nebūtų atėję. Todėl, kad struktūrinis verslas, tinklinis marketingas ypatingas tuo, kad čia gali prisijungti bet kas. Tu gali nepažinoti savo trečios linijos žmonių, tu net nežinai, ką jie pakvies į verslą, bet kartas nuo karto tau tenka juos pažinti. Taip, aš tikrai vėl pasikartosiu, mylėjau savo darbą. Bet tai, ką aš gaunu čia, pripažinimas. Ir tegul nemeluoja nei vienas, kad nepatinka, kad nereikia jam pripažinimo. Aš mačiau, kaip vakar kilimu ėjo merginos. Net pirmąjį laiptelį užlipusios. Jos ėjo aukštai iškeltom galvom. Jos pasisakė, kai kurios ėjo su mažai savo vaikučiais. Taip gera matyti, ypatingai žmonės, kurie atvažiuoja iš mažų miestelių, kuriais niekas netiki. Labai gražiai Aleksas pasakė, vat būtent tai ir motyvuoja siekti. Aš jums parodysiu, aš jums įrodysiu, kad struktūrinis verslas yra jėga. Tiesiog tu turi pasirinkti bet kokią kompaniją. Kiek daug teigiamų emocijų išgyvename vakar. Sakau, galvos skaudėjo nuo emocijų, todėl aš taip buitiškai pasakysiu, pramušo tenai, kažkas tokio nerealaus. Jeigu atvažiuoja tavo žmonių, beveik 80, gerai per 75, ką tai reiškia? Ir tikrai neatvažiuoja, visi čia atvažiuoja tik suinteresuoti. Į renginius važiuoja tik tie, kurie nori iš savo gyvenimo kažko daugiau. Kurie yra pasiruošę dėl to kažką daugiau padaryti. Šitam versle tikrai ne visi pasiekia aukštumų. Meluočiau, jeigu sakyčiau, prisijunkit ir pasieksit stebuklą. Pasiekia vienetai. Bet į renginius važiuoja irgi, žinokit, vienetai. Ir jeigu iš tų vienetų gavosi visas beveik 80, tai yra fantastika.
Aš žinokit, aš bijau pagalvoti apie tai, kiek mūsų bus kitą metą. Nes mes labai stipriai augame. Ypatingai, dabar žiūrėkit, iš to renginio 80 žmonių ir taip motyvuotų išvažiavo dar labiau motyvuoti. Jau 5, nežinau, kiek registracijų įvyko. Kiek mūsų čatas pasipildė naujais verslo partneriais. Ir tai tik pradžia. Ačiū, Kristina, matau, kad tu žiūri. Aš be akinių tikrai negaliu paskaityti, ką tu rašai. Bet už visą šitą renginį tau dėkoju iš viso širdies. Lenkiuosi iki pat žemės, žinai, kad aš esu lanksti, tikrai galiu tai padaryti. Ir visai savo komandai lenkiuosi iki žemės. Tai va, tai žodžiu. Ir dar truputėlį, kad jau man neišsijungia telefonas, tai va, tai apie tą emociją truputėlį pabaigsiu. Jau tikriausiai patikėjot, kad tai yra nuostabus verslas, kad tai yra fantastika, kad tai yra galimybės, kad tai yra laisvė. Tai yra laisvė. Kada noriu, kur noriu, kaip noriu. Tik žinoma, ne iš karto. Aš irgi ne iš karto. Aš dar dirbau savo darbę. Truputėlį čia. O jeigu jūs turit palaikymo antrą pusę, užnugarį kažkokį, kuris jums padės, jūs galite ir iš karto, aišku, startuoti ir viską mesti. Tai va, tai žodžiu, noriu tik pasakyti šiandien, va, kažkodėl norėjau kreiptis į tos žmonės, kurie turi savo verslą. Ir jie galvoja, kad jie visą gyvenimą jį turės. Tai aš tik noriu pasakyti, mėlėjai, kad gyvenime nieko nėra amžino. Lygiai taip ir šitai kompanijai. Taip, jos misija yra šventa. Planetos ir kiekvieno žmogaus sveikata. Ir kadangi ji dalyvauja tokiuose nuostabiuose projektuose, kaip miškų sodinimas, skiria lėšas miškų sodinimui, taip. Labdaros fondus remia sunkiomis ligomis sergančius vaikučius. Tai aš laiką sakau, kad šita kompanija pasmerkta gyvuoti per amžius, bet nieko nėra amžino. Tai, neduok Dieve, kažkas atsitiks, kažkas įvyks ir nebeliktų šitos kompanijos. Aš turiu tiek įgūdžių ir gebėjimų. Aš turiu savo komandą. Mes bet kada, bet kokioj kitoj komandai padarysime tą patį. Taip, kad jūs nebijokite. Yra daug baisiau 50 metų sulaukus gauti atsiskaitimo lapelį. Patikėkite. Šitas verslas yra paveldimas. Po manęs mano užauginta struktūra atiteks mano vaikams. Žinoma, tikrai jie turės daryti tą patį, ką dariau aš. Sėdint ant sofos, veiksmas nevyks. Bet tai yra paveldimas verslas. Aš dirbdama šitoje aš būdama čia, aš kuriuosi ne tik savo gerbuvį, aš ir apie savo vaikus galvoju. Aš žinau, ką aš jiem paliksiu. Tai va, tai dabar apie tuos verslininkus, kurie galvoja, kad jie visada darbą turės. Amatininkai ypatingai, grožio specialistai. Aš esu labai dėkinga Silvijai, kuri vakar mane papuošė. Aš dar ir dabar su jos blakstutėm. Aš net nenoriu nusiklijuoti, aš tai be akinių. Bet mes su ja vakar visą valandą turėjom diskusijų. Sakau, Silvija, kol tu jauna, kol rankytės nedreba. Taip? Juk taip. Nagučius kas lakuoja. Kol jauna, kol akytės geros ir kol rankytės nedreba. O kas paskui? Jeigu tu nieko neturi šalia. Šitas verslas, struktūrinis verslas, jis tau nesikandžioja. Tu darydamas savo amatą, tu jį gali turėti šalia, ypatingai grožio specialistam, ir jeigu jau rinktųsi kompanija Tende, čia yra šitiek nuostabių produktų papildančių jūsų pajamų biudžetą. Visus grožio specialistus kviečiu kreiptis į žmonės, kurie susiję su Tende kompanija. Jūs patikėkit, jūs prarandate antrą tiek, nesusiję savo gyvenimo su šituo verslu. Toliau pratęsiu su Silvija pokalbį. Mes irgi aptarėme, todėl kad, ta prasme, visada pasilenkia žmogus. Stuburas, dar kažkas. Kiek tu gali tai tempti? Vėlgi sakau, kol jauna, ar ne? O šitą verslą tu pasirašai sutartį su šitą kompaniją, ar ne? Tu pamėgini produktus, išsirenki, kurie tau patinka.
Ir apie patikusius, ar tau sunku yra pakalbėti, tiesiog parekomenduoti, jeigu jie tau patinka, tu nemeluoji. Niekada nerekomendavau produktų, kurie man nepatinka. Tikrai ne visi 100%, 700 produktų man patinka štai kompanijai. Jūs niekada nepamatysit pas mane ant sienos tai, ko aš nemėgstu, kuom aš netikiu. Už tai man ir sekasi, nes aš niekada nemeluoju. Tai va, jeigu tau patinka produktas, tai nejaugi tau yra sunku apie tai pasidalinti su savo draugais. Aš tai visada, aš tai mielai, aš klijuodavau pleistrus žmonėms, kad jiems neskaudėtų. Tada ateina perka pakuotę, bet pirmiausia jie išmėgino. Tai va, patikę produktai jums patiems. Jums nereikia jokio starto, jūs dirbat, jūs nagučius lakuojat, jūs moteris puošiat, jūs plaukučius kerpat. Ir šalia visada yra struktūrinis verslas, kuris jums neša antrą pajamų šaltinį. Ir neduok Dieve kažkas atsitinka. Mes turim kažkokį tai ramstį, į ką galim remtis. Nes kai atsitiks, jau bus vėloka ieškoti. Todėl, kad struktūriniam versle, tu iškart milijono tikrai negausi. Čia jau reikia 3-4 metų įdirbio. Tai aš visą laiką ir sakau, žmonės, verslininkai, amatininkai, jums visiškai neskaudės. Jūs tiesiog šalia šito verslo auginatės po truputį savo pajamų šaltinį. Ir kai pamatysit kaifą, ką tai reiškia, jūs nebenorėsit nieko. Jūs nebenorėsit nieko. Aš jums sakau iš viso širdies. Aš jau sakiau, aš niekada nemeluoju. Dar vienas pastebėjimas. Ypatingai gerose darbuose dirbantys žmonės. Viskas tvarkoja, jie tikrai gal dirbs iki gyvenimo pabaigos ir gaus ne pabaigos, iki pensijos ir gaus nuostabų atlyginimą. Ir bamt, pensija. Įpratę gyventi prie tokio gyvenimo, turi peraugti prie visai kitokio. O ar sunku šalia auginti šitą verslą? Išeinu į pensiją, jeigu gaunu iš valstybės pensiją ir šalia dar papildomos pajamos. Ir tas pensijinis gyvenimas visai kitoks. Aš žiūriu, aš važiuoju namo ir matau mamą, savo mamą. Dabar galvoju, pensijinis amžius, tėtis irgi, ne, galėtų bambėti, megzdami, ten knygas skaitydami, žiūrėdami televizorių, koks pasaulis blogas. Jos vienintelė mintis, kur dar nuvažiuoti, ką dar pakalbinti, ką dar galėčiau pakviesti. Jinai tuo dega. Vakar, kai atsiėmė ženkliuką, vedėjas paprašė eiti pasitempus. Jūs būtumėt matę, kaip ėjo mano mama iškėlusi galvą. Ji laiminga, jos pensijinis amžius yra pilnavertiškas. Jinai kaifuoja gyvenimu. O dar smagiau, kai ją nupuolė visi sveikinti, visa giminė, ar ne, partneriai jos. Tėtis pasveikinęs, aš aišku iš tolo ten filmavau, tėtis pareina, labai jautrus tėtis, mes abudu vienodai tą pačią dieną gimėmės, kas truputėlį iškart verkiam, graudinamės. Tėtis eina per graudulį, gražiausia gėlė. Įsivaizduojat? Eina tėtis ir sako, gražiausia gėlė. Tai va, tai ta linksma gaidelė, mielieji, ieškokite žmogaus jūsų aplinkoje, kuris turi kažkokį tai struktūrinį verslą. Tai bet kuris, Forever, FM, TND, bet kuris struktūrinis verslas. Ir po trupučiuką jį auginkitės. Bet jeigu norit vis tik TND, ką aš tikrai iš viso širdies rekomenduoju, tai ieškokite mano merginų. O jų pilna visur. Įsivaizduokit, vakar buvo net beveik 80 atvažiavę. Aišku, su palaikymo komandomis, bet pusė jų tikrai buvo partnerės. Bet jos labai ryškios, ar ne, jeigu jos sugebėjo atsivežti savo palaikymo komandas, savo partnerius. Tai va, ieškokite visi
mano komandos merginų, arba rašykit man, aš taip pat moku registruoti. Ir einam, vienas sparčiau, kitas lėčiau, kiekvienas savo tempu, bet į priekį. Jūs niekuo nerizikuosite. Jūs pamėginsit užsiauginti papildomą pajamų šaltinį, kuris ilgainiui gali peraugti į pagrindinį, kaip pavyzdžiui mano. Važiuoju, visą laiką sakau, niekada nesakau niekada. Niekada nesakau niekada. Nežinau, kaip pasisuks gyvenimas, kas atsitiks, o gal reikės man eiti kažkam dirbti, kas būtų labai nesmagu. Tai rinkčiausi tikrai ne mokyklą. Darželį geriausiu atveju, nežinau kodėl. Aš baigusi ir tą, galiu visur dirbti. Tai tiesiog sakau, neduok Dieve, nes tai, ką turiu dabar, linkiu visiems. Linkiu visiems pasimatuoti tinklinę rinkodarą. Linkiu visiems pasimatuoti TNT kompaniją. Aš esu įsitikinusi, kad ji tikrai jums patiks. Nu tai jau dabar tikrai atsisveikinu ir jau tikrai, kadangi telefonas manęs nenutraukė, tai jau tikrai 3 dublio nebebus. Iki malonaus ir laukiu žinučių.